Labas rytas, gerbimieji. Dabar yra 5:30 ryto. Einu šildyti automobilio. Langai apšalę. Šiandien mes vyksim į Angliją. Aplankyti Činčilo. Tai vat praleisim ten savaitgalį. Pabandysim pamatyti gal kažką. Paragauti kažką. Ir viskas kaip ir einasi sklandžiai kol kas. Nu, bent jau mum pavyko atsikelt. Bet mum yra už valandos traukinys. O Karolis dar nekelia ragelio. Mano statymas, kad miega. Nors yra galimybė, kad ir išėjęs pabėgiot. Bet manau didesnė tikimybė, kad miega. Tai nežinau, bandysim įsipraut galbūt į jo namus, jeigu pavyks, ir pažadint. Tai va tokia ta pradžia, toks rytas. Žinai, ką galvoju? Nefilmavai. Praleidau užfiksuot, kaip Simutė įlipo į mašiną. Noriš galėlį. Įlip. Sveiki. Labas rytas, Simutė. Iš pirmo karto. Tai va, Karolis pakėlė ragelį, pasirodo buvo ausinukai prijungti ir negirdėjo. Tai va, važiuojam, pasimsim Karolį ir lėksim į traukinių stotį. Praradau balsą. Kaip aš gražiai atrodo. O ne. Nu, Karolį, tai tikrai jau dabar, va, jau filmuoju, užfiksuosiu iš pirmo kartą ateinant į mašiną. Iš pirmo mane, okei? Taip, iš pirmo. Labas rytelis. Patumsi nieką, nes man prašom, sėskit. Davai. Pažiūrim, ar turim pasą, ar turim telefoną. Spėjai pašik? Jo. Gerai, valio. Karkutis serga. Kadangi Babė su mumis nekeliauja ir jis vis tiek norėtų būti video, tai čia yra linkėjimai nuo Babio tau. Iš praloštas lažybas ant kelionės. O, kefir. Tikiuosi traukinį ir talėtas. Bet aš laimingas, Babis bus paminėtas. Taip, tai visur spėjom laiku. Dabar stotis jau kitoj pusėje kelio, dar turim daugiau nei pusvalandį. Neskubėk, man sunku įti. Simona eina atbala, bijo pargriūt. Šiandienos kelionę remia Babio kefyras. Be gumuliukų. Būk. Kaip kefyras be gumuliukų, čia blogai ir gerai. Man patinka su gumuliukais. Ačiū, skonio reikalas. Skonio reikalas? Šausi? Aiktų tikrai ne. Yra. Gyvenime negėriau ir dar kol kas nepasiryžęs. Nežinau kaip kitur. Kai važiavam Prahan, tai traukinys šikanas buvo. Spėjom į traukinių stotį. Simona pirmas skenuoja savo bilietą. Palik Karolį telefoną. Karolis susiras bilietą. Be pirštinės. Atgal spaus. Ačiū, atgal reikėjo. Ja, ir Sinica. O, tu čia vardinį bilietą į visą. Tai aišku, taigi mes ministerska čia. Atiduok telefoną. Ant kiek čia pratingai vardiniai bilietukai, visa ką. Čiurkšt, pykšt, paukšt, tiudiu. Ir čia šviesu, čia matosi veidai, čia matosi šypsenos. Čia galima atsigerti. Mūsų remia Babio kefyras. Labai blogai skamba Babio kefyras. Viškai kita, energijas užtasas visai dienai. Kefyras, Babis edition. Babis, kefyras. Euras 99. Nesuprantu, ką čia karvę nupiešta, jeigu čia Babio kefyras. Pirma platforma. Nėra laiko aiškinti. Dabar mes turim pusę valandas. Galėjai šitą parodyti. Tai jau turi kažkur apsauga. Tai galim pašokti. Ai, čia ir kita kamera. Kampe. Įdomu, ta kamera, pavyzdžiui, matarte. Sėdi maturėti labai gerai. Ateikit, siamžinsim visi. Čia tokia. Įsiai. Jam turbiną nuėjo mašinos. Sako, ne, tai sako, čia tipo, aš vis tiek irgi labai noriu po Angliją keliauti, sako, aš neturiu su kuo, tai tipo, kujieną, kad vartys atvažiuoja.
Viskas gerai. Babio kefyras. Niekada anksčiau taip nedariau. Ir dabar va čia va ta mintis, kur reikia parašykit komentarų apačioj. Tai žiūrėkit. Zaibal ar ne zaibal yra va šita korka, kur tu nuplėščias negali. Jau babio kefyras, taigi ir visai neblogas, nu bet ta korka tai visų vaizdų gadina. Babio kefyras. Lika mums 11 minučių iki traukinio, tai nutarėm jau lipti, nes vis tiek užtruksma, kol daisma. Labai daug laiko. Gal užlyps mums, gal 5 minutės. Pasilyk geriau laiką, biški, žinai, visada, kad nereiktų bėgti. Man nepatinka bėgti, aš nelabai bėgikas. Oi, kuprinė krenta, vada, matai? Nu va, matai, užlipam ir antras. Ar reikia mums tai pirmam? Ne taip paprasta. Ai, ne, žmogus taip ir pavargt gali. Pirmas, atėjom. Tai gerai, kad anksčiau iš namų išėjom. Karoli, galėtų mane užfiksuoti? O viešpatė. Aš truputį pavargau. Norėčiau atsigaivinti. Lipau laiptais. Gerai, kad paranku buvo babio kefyrą. Ką manai, Simutė? Aš taip pat manau, kad... Mes neapsisprendžiam, kur mum lipti traukinin. Nuo pačių tik namygą. Pirma statelė įgyvendinta, įlipta į traukinį. Jau gera pradžia. Dabar reikia persėsti teisingai į traukinį. Kažkų burbuliuoja čia. Jam visą laimę, kad Anas ausinės turi, tai būčiau šiam parodęs. Kairį. Kairį? Kairį būčiau ištraukęs. Kuilį? Kairį. Kairį? Kairį, aš galvau kuilį. O tai žiūrėjau ūkininkų streiką. Sakė, kokia čia mėsytė, kuilio. Kuilė? Miestiečiai nežino, kas yra kuilys. Kai gaudiešios man įdeda skarbonkį kuilę, tai aš labai gerai žinau, kas yra kuilys. Dar, sako, žvengi kaip kumelė. Taip garsiai negalima. Pasiekėm pirmą traukinį, bandysim pataikyti į antrą, nes reikia persėsti ir bandysim laiku praeiti pasų patikrą, nesgi į Angliją, matai, reikia paso, reikia pasą patikrinti, nes mesgi čia dabar labai jau taip jau kažkaip čia sudėtingai turim viską daryti, kad būtų įdomesnę kontentą, nespėti lėktuvan ir važiuoti namą apsisukus. Šiaip yra nesąmonė kažkokia, kad į Angliją reikia pasūnyti, aš pasranavę. Absurdas. Žinai, kada nesudarys traukinį? Nesugėrys kefyrą. Mane filmuok, mane. O babio kefyras. Čia yra tas momentas, kai tik sėdė ekskursiją ant autobusą, dar neišvažiavo iš miestelę, Simutė jau vinėjo buterbrodų. Dar biški šiltas, na. Taip greitai ekskursija ir išvinėjimas buterbrodas, dar biški šiltas. Ir aš Eitui parodžiau, kad aš blėti takingas. Pusę fabriko Eitvidau seka. Geri? Ne kefyr. O gal tu norėtum babio kefyrą? Norėčiau. Tikrai? Aš tau sakiau, niekada nesu gėręs, ir dar kol kas nenoriu. Kol kas. Atvykom į Utrechtą, suspėjom, išlipom, tikrino bilietukus kontrolieris. Bet mes, aišku, garbingi piliečiai turėjom, nebuvo problemų. Dabar turim 15 minučių. A vėjas pučia, a šalta, a jazu. Pirštinių. Nėra, jisgi man pirštinių paliksiu namie, ant tumbačkės padėjais. Tai visą laimę turiu visą tą paranku kefyrą, kai susnarvoju. Babio kefyras. Būtų labai gerai, jeigu gertum kefyrą ir nuperstum. Bet tokį tirštą, žinai, kur būna... Negalima įsnešti kefyrą lėktuvan, tai aš prisiminimo apie babio kefyrų įsnešiu su savim. Čia bestovint Utrechte, belaukiant traukinio, mes biškai užfreestylinom ir kad nepamiršt noriu įsirašyti dabar, kad namie galėčiau padaryti pilną dainą. Man. Traukinys. Čiuku. Traukinys. Čiuku. Traukinys. Čiuku. Dar baigsis kefyras. O kad atpalaiduoti balso stygas, labai padeda babio kefyras. Geria. Galėjau pasibaigti jau. Babio kefyras labai geras, nes baigė. Mūsų traukinys atvažiuoja. Čia daug aukštų.
esu šitam traukinį. Daugiaaukštis traukinys. Čiuku. Sudūrim dar. Net jau papradarsiu kefyru. Sit down, please. Girdėjau, bus kozerių kažkokį. Aš nebadau kefyrą, žinai, bet. Pažiūrėjau, pabandam. O. Trina, dabar jau būtų. Išbandys maizy čet. Babio kefyras. Papuoliau ir aš labai ne vietoj. Labai gražiai atrodo. Transitions, wow. Visai kaip babio kefyras. Atvykom oro uostan ir kad neįkuot gerą daiktą, damušt reikia. Dėkui, babė. O viešpatė, tiek daug dar buvo likę, aš nesuprantu visą dieną. Butelis be dugna, babė kefyras. Geriau dabar paskutinius grūšnius ir galvoju, žiūrint babė šitą pakelį. Niekad nesuprantu, kaip panas 1 litrą pakuotę sugebėjo supilti kokius gerus 4 litrus kefyrą. Nu čia ir genialu. Aišku, žinai, magas savo paslapčių neišduoda, bet rekomenduoju. Aš bėgioju, stresuoju, ieškau kur vartai, man Simutė liepia pasakyti, kad mes jau esam aeroporte Šipolio Amsterdame. Dabar ieškosim vartų, žiūrėsim. Čiagi į Angliją, matai, dar turi pasus patikrinti. Tai va, tikimės, kad nestriksim ilgam, bet dar turim 1,5 valandos. Taip bus viskas gerai. Liūdna tik tai, kad babė kefyras baigėsi. Bet su tokiam bėdam dar galim susitvarkyti. Ir turim eilių. Praėjom apsaugas, praėjom pasus, kontrolės. Įsigydėm atponę šokoladų. Tai mes atradom tada šokolado kioskelį. Tonio šokoladas. Kokio šokoladą. Visokių spalvų. Simuk, įsigėjai šokoladą. Ar papasakosi, kodėl šitas šokoladas yra geras šokoladas, kodėl šitas šokoladas daro žmonės laimingais? Aš turiu videką apie jį, aš pasižiūrėsiu ir tada papasakosiu, nes nebeatsimenu viską tiksliai. Gerai. Tokia šitų šokoladų daro iš karvių pieną, katras geria tik tai babė kefyrų. Negali būti blogai. Mano čokolaunis. Tai kodėl šitas šokoladas daro visus laimingais? Nepapasakosiu aš, nesugebėsiu, bet žodžiu, kad jie nenaudoja nelegalaus vaikų darbo vieninteliai. Brangesnis šokoladas, bet vaikai neturėjo dirbti. Noriu paklausti, kodėl šitie daro laimingus visais. Jūs turbūt atsimenu, kaip smagiai mes leidžiam laiką oro uoste. Ir pažiūrėkit čia. Dabar jau žinau, kaip pasakyti, kad jis eina horizontaliai. Aš jau matė šitų čiūdų. Šitas elementas tikiuosi užtruks trumpiau negu Turkijai. Bet va, patogiai sėdim. Daug vietas. Burbų nepatenkintas. Karalis pamirša, kur skrendam. Susadina visus ant grindų. Tai gerai šokoladą nusipirkam. Gerai babis kefyrą indėja. Nežinau, kažkaip man ta Anglija neįdomi. Eisiu namą. Patogiai sėdime. Sėdžiu per vidų. Nei USB, nei televizoriaus, nei valgyt neduoda. Kefyras pasbaigęs. Kas mane sakė? Kasa sakė, duos kasą. Nusileidom Bristolio aeroporte. Bristolio aeroportas. Kaip įspūdis po skrydžio? Sklandžiai, skrydis praėjo sklandžiai. Ausų neskauda. Valio. Biškė apsiniaukia. Šiaip, kai jau leidomės, greitai valandų laiko. Kai jau leidomės, mačiau, buvo
miškų, kalniukų biškį. Tai visai buvo smagu. Dabar lauksim, ką Nerijus pasiūlys mums suvalgyti. Ar kaip aš netrodau storas? Ne? Nestoras? Keliu iki savo visiems subscriberiam anonsų. Kelintas dalies? 4. Keliausim į Muinę, prašom užsukti. Pasisveikink su gerbėjais, Nerijau, senai matytas. Taip, dabar tu praeitus iki mums pastikai ir sakai, kur mes važiuosim ir ką darysim, reikia šiandien taip pat ir mums dabar reikia pavalgyti. Ką mes valgysim? Pradėkim, kad tamstą norit aplankyti nesąmonę Stonehedge'ą. Be jokios abejonės. Tai manyčiau, tai darysime šiandieną. Toliau norėt kiaušinienę su pupeliam. Važiuojant šiandien mačiau porą pubų, kurie atrodo veikiantis, galim sustot. Turėt full English, išgert po bakaliuką ir važiuot žiūrėt tų akmenų. Man patinka ta dalis, kur išgert po bakaliuką ir važiuot toliau. Jaučiuos kaip namie. Vienas praėjimas, vienas parkingas, arimas. Pirmas pastebėjimas yra iškart, ėjom va dabar šituo takeliu ir visi žmonės eina tų pusė. Tai čia net peško man įsvaikšta ne tuo galu, čia yra viskas atvirkščiai. Tikiuosi, kad šiandien gausim atvarą kefyrą šaltybarščiam, nes kitaip tai gali būti čiūdų. O, važiavo ir Petriukas. Tai Opelis kaksai, tu pažiūrėk, veidrodėlį atslenkia patys. Bliamba. Sėdaus vairuotoją vietą. Taip. Sėdam į savo Vauxhall Grand Lander. Ir sėdžiu aš šturmano vietoje, o šturmano vieta yra... Popieriuko vieta. Nežinau, čia reiks pripras, bus baisu, kai prieš eismą išvažiuosime. Ir tai nutiks tuo jau. Pirmas žiedas, man eiktas savo. Nerijau, tu sakai, kad čia labai kultūringi vairuotojai ir net į šalutinę kelią tavi pirmas žmogus išleis. Tai kas šitiem žmonėm pasdaro, kai jis atsigeria pirmų bokalų alaus? Nu, tiesiog. Karatai susisuka. Dabar bijau pameluoti, bet per kurią radijo stotį, greičiausiai bus ta pati, kurią dabar klausom, BBC Radio 1, darė apklausą žurnalistai užsieniečių, kodėl jie nenori anglų turistų. Nei viena šalis Europoje nenori anglų turistų. Dėl to, kad po 2 gurkšnių alaus jie patampa kiauliam. Tūris ir svoris osais, man atrodo, jie turi tų matavimo vienetų. Pavyzdžiui, irgi, kai važiuosime į Stonehedge'ą, bus navigacija, visą atstumą pasakos jardais. Tai va, šito praleidau dalykų, kai visko šiuksavę, bet sakė, viskų matuoja visko, kas kaip nors, kad nesąmoningai. Kų jardais matuoja? Atstumą. Jardais myliom. Gerai, papasakok dar visų, kas kuo matuoja. Skysčius dauguma jau pradeda matuoti litrais, bet pavyzdžiui, pieną perki vis tiek pintom. Jo, kurą va čia skaičiuoja galonais. Jo, kurą skaičiuoja, kiek galiu nuvažiuoti mylių su galonu, nors benziną pardavinėja litrais. Tada smulkesni produktai kaip druska, pipirai ir panašiai yra svoriais ir gramais, bet yra ir ozais. Nežinau, kas per daiktas. A tai kaip, mėsų sveria svarais, taip? Ne, kilogramais. Kilogramais? Bet pinigus matuoja svarais. O mėsainius, pavyzdžiui, jeigu ponas norėsite pirkti mėsainį, jie irgi matuoja svarais. Dabar jau norėčiau tie svarų. Pagal kotleto dydį. Ten 1/4 svaro ir panašiai. O svaras, man atrodo, 450 gramų. Ir žmonės sveria akmenim. Kas man visai patinka, nes sakė, vienas akmuo sveria apie 6,5 kg, tai aš sveriu kokių 20 akmenų. Gal net nesveriu varganų 20 akmeniokų, tai kaip ir visai man patinka čia šitą matematiką. Papa, blet, nenorėtum tokį Vauxhallą? Norėtum. Taigi va, dabar kai uždažytas tas ženklelis aklinai, tai ir neblogai atrodo vis. Ne, ir Vauxhallo ženklelis gražesnis negu Opelio. Taip. Ir kaimi kožnas da dėdas nespizdavas, nes nesupras, kad šį per mašį. Ką daro šitas kazų? Kazų, pakazų. Šiaip kazų yra tas toks instrumentas, kurį įsikiši tarp lūpų ir daro ir daugiau nieką. Nori valgyti? Ku valgysi, jeigu duos?
Norėčiau kiaušinienas, dešrelas, pupelių. Nu, žiūrėsime, dabar nemandagu, einam vidun. Kai pamačiau tokio arfų, tai tikrai negalėjau nepaimti. Aplinka labai graži, labai viskas fainai. Iškart tenis į viskį bus pasitiko. Va, gitarytą kaba, židinukas. Puikus pabas. Aišku, kad turim dartus. Čia suolas kitoks Turką nuėjau, tai iš karto, va, šitie anglai kranai, sakau, nu gerai, pabandysiu, sakau, kaip anglai, nusiplausiu, čia karštas, čia šaltas, tyvo, abu atsaku, bėga, tik šaltas iš vieno, nusiploviau, nusiplošiu, ašaras irgi išėjau. Už kelionę. O, aš jau gėriau, atsiprašau. Gerai, gerai, aš irgi jau buvau mirkiais lūpų. Tiršton, puton. Siūlau paragau, žinok, vienas dėl putos. Tai aš labai tikiuosi, kad šitam video bus ne kaip Vietname, kur mes su babiu kiekvieną dieną vis sunkesni ir sunkesni. Šituo sėkiu viskas bus daug paprasčiau, vien už tai, kad mes varom tik porai dienų, tai mes nespėsime tai baisiai privargti. Palauk, šiandien išeisim dar va. Kaip ten palauk, kas vadinasi? Old Smoky? O, į Old Smoky, jeigu nueisim vyriukas, tai... Kai pamatysi, kad aš jau va šitaip suku. Eisiu pažiūrėti, kaip atrodo du kranai. Rodo, ta prasme, naujieną, kad Predators tipo serialas pasvarė, serialas. Būtų gerai nieko nesutikti. Taigi va, kaip Simutė ir pasakoja, tai taip ir gavas. Kranai du. Iš vieną bėga, iš kitą nelabai bėga. Kelnes nusišluošiau rankas, taip ir baigęs. Sudalyvavom visi loterijai, bloga. Atsivertėm meniu ir sakom visi javom, kas ką, ten beleką, nežinom ką. Ir labai juokėmės, kad Karolis žuvies pasiėmė, bet kaip Karolis sako, ko gero jis laimėjo loterijai. Nusimuk papasaka, kaip tavo įspūdžiai. Tiesiog parodysiu. Čia vištiena paruošta vištiena. Kas čia nežinau. Neįsivaizduoju. Saldų žirneliai, kaip ir mėg. Padažiukas. Bulvių košė aфиgenai, su sūriu. Labai gerai. Aš irgi gavau viniotinę ir tą pačią, bet jau dabar palaidą. Šinšas visai neblogai atrodo, įdomu, kas čia sakė, bulka labai gerai. Parko fišenčiai. Užkundam, taip savo, iš tikrųjų, tai labai šiaip savo važiuojam ieškot valgyti kitur. Bet Simutės dėdas paklausė, sako, ar skanus čia valgyti maistas, ar mums čia pirkti. Simutė pasakė, kad skanu ir sakė, tegu graužiai. Žodžiu, važiuojam toliau Stonehenge link. Stengsimės kaip įmanoma efektyviau parodyti, ant kiek jisai šūdinas yra, nes aš dabar mano vaizduoti tenas iš viso taks. Ir tada ieškosime, kur pavalgyti, dar kažkas skanaus. Na ir saliukas buvo geras. Vargam, ieškojom degalinės. Degalinės niekaip nepavyko rasti, bet radom kažkokį Gregi, populiarus, sakė, sausage roll. Tai mes dabar bandysim. Šūdas. Nelabai kuo galėčiau išskirti nuo olandiškas frikadėlės. Nerekomenduoju. Aš norėjau įsitikinti. Dabar aš tikras. Pradėsiu nuo tą... Oi, palauk, aš pasiėmiau kiaušinius ir išėjau pro duris. Duris automatinės, o čia va yra. Palauksiu, kol jūsų duris. Ja, ataini durytės pačias smakt. Ir va čia yra kreminių kiaušinių, kurių mes ir paragausime, kurios jau buvau 2 nupizdinis. Kavos aparatas, bulačkų, keksiukų. Baronkų turim. Just those two? Yeah. 150, please. Thank you. Thank you. Nusipirkau degalinėje pavogtų kiaušinį, šokoladinį. Ir aš jį prakandau, ir jis mane visai sužavėjo ir nustebina, nes viduje ir baltymą ir trynę. Keistuminai. Ne? Oi, atrodo, iš vis keistai virtas. Tik iš jų kamerų. Nu tik iš jų kamerų. Tik o kurva, blėt, tik o kurva, blėt. O, į dar ručnikų užtraukiam.
Matai? Tai prie bordiūrą buvom pasparkavę. Šinša sako, būt gerai neįnbrešinė, 100 pem kainuos. Man atrodo, kainuos 100 pem. O, kur? Nieko įdėlą. Duris sulenkiau. A pabandyk paspjaudyti, maž pasvalis. Negai. Duris įlenktos. Wow. 100 pem. Gerai, kad 100 pem. Nuoširdžiai iš garsų įsivaizdavau gerokai blogiau. Eik, tu galvojau, eismą pešti namą. Kaip pamiršau aš tą daiktą. Koks šiaurinis jis yra. O, va čia va mes. Bet aš spėju, ne mes pirmi šitų dažų nuvalėm. Taigi, prisperka šitų opelių. Saka, atsargiai gali tankas pravažiuoti. Sulėtinsiu, paskiau galim aš įtrauksiu. Čia, va. Pamatėm. Čia va esam, o dabar Pamatėm. čia. O čia va, matat, vasimūtė, tai va iš tą nėrką. Viskas, važiuos mandama. Join todai. A kur, Nasir? Parodyk. Aina. Nesuprantu. Saka, 2 minutės kelią. Kur jūs jį matat? Va, jums 2 minutės kelią aplinkui. Kur va tam tai tik burbetkai eiti reikia. Nesu aš eikas, nesu. Nėrka ir matys akmenys iš 300 metrų nuo kelio, bet mes jau nematam nuo pievas nei iš 100, nei iš 2. Stovim va eiliai dabar, laukiam bilietų ir nežinom, ar mums tą bilietą iš vis reikia, ar tenai bus akmuo, ar tai bus akmenė nuotrauka. Nu čia intriga, oi. Norėjau pasisveikinti su sargu, bet čia aš matau, kad Anas kelių prižiūrėtojas. Kiek sargų. Oi, kokie kleckuliumbai. O to? Ir tu nausim žiūrėtis. Na gerai. Dabar aš parodysiu patį brangiausių autobusų pasaulį. Va čia dabar Anas važiuoja. Tas autobusas, kad tave nuvežtų 2 kilometrus, kainuoja 29 svarus. Ar gali tuo patikėti? Aš da ne. Bet kaip matot, aš einu pėsčias. Akmenų pasižiūrėti. Tikiuosi verta. Net nebejoju, tikrai nebus. A tai gal čia Stonehedge'as? Draugai eina tą link, gal dar ir ne. Pabandom iš naujo. Jeigu susmoki 30 eurų, eini ties asfaltuotų keliu. Jeigu ne, gali paeiti šitų buzinį. Sakė, ne per toliausiai. Tai nežinau, kas yra tas ne per toliausiai. Kol kas mes esame įveikę lygiai 2 kilometrus nuo bilietų kasos. Dar visi jaučiuosi sutaupęs 30 svarų. Bet aš matau, kas manęs laukia. Prieėm arti, kiek įmanoma, arti prieiti yra. Aš manau, kad buvo verta, buvo tikrai verta. Štai čia yra Stonehedge'as. Sakai, bus tik 2 sekundės, kodėl tiek daug šnekėti? Viskas, ačiū. Palauk, labai gražus kadras, Karli. Ponios ir ponai, jūsų dėmesiui. Stonehedge'as. Nahui. Karlis dabar daro Anas pasižiūrėjo Stonehedge'ų ir jam reikia paimti Garminą ženkliukų. Ir pašykti. Nežinau, kas jį motyvuoja bėgti labiau. Įveikėm 4,5 kilometro, kad pažiūrėti na akmenis. Nieką nesakau, nėra baisus tas atstumas. Oras geras, pasaka. Bet mane stebina, kad tai kainuotų 29 eurus, jeigu tą vežtų autobusą. Svarus. Tai va, nu ir dabar mūsų dilema. Ar Karolį įleido į tualetą? Neminėjau prieš tai, Babela, kai mums pardavinėja tuos bilietus, kurių nepirkam, sako, žinokit, čia 2 kilometrai ir turėkit mintį, kad nėra nei vieną tualetą pakeliui. Ir aš mintį sprungštelėjau biškį, pagalvojau, kad nu tai kas. Bet atgal, kai grįžinėjau, tai visai džiaugiaus, kad Anas čia visai vietai, nes da kiek ir gali būti, kad būtų buvę intrigas. Mirksi daug šviesų, važiavom ilgai ir dabar mums atėjo metas pavalgyti minėtųjų garsiųjų fish and chips. Jeigu valgyt tik pajūrį, banguoja jūra.
Kaip matot, sėdžiu restorane su kepurė, nes Pečius nekurintas. kaip matot, gražus, kaip iš filmo viskas, bet yra problema, pavyzdžiui, mum, vyriokam, reikia atsisėsti. Ir va čia mes taip pat ir sėdim. Susiklostė situacija taip, kad pirma situacija, kada Anglijai nesusišnekėjom angliškai. Čia mes tie, kur nekalbam angliškai. Sakė Simona, kai užsakinėjo žuvį, tai suprato paskutinę vienintelę frazę. That's it? Tai nežinau, atneš ar nueit. Aš nežinau, ką paėmė tracoklai. Sėdim, šalam. Man visada labai patinka paklaust Karolę, kaip tau šiandien maistas, Karolė. Ахуєнно. Šiandien ахуєnno. Aš taip nieko kito nesitikėjau, žinai, man. O kaip jum, kolega? Mažas žuvis, didelis žuvis, mastelio į ranką prie žuvies. Tai tiesiog visa siela žuvis. Visa siela žuvis. Ir bulba. Ir majonezas. Arbatas su pienu. Ir arbatas. Bliūdas tuščias. Kurgi tuščia ant bulbių kilogramas. Jo, apie tai. Nu žuvis, riebi, šūdas, nieka. Be skonio druskas Bulbas, nėra. šūdas, nieka. Nu, aišku, ką norėtų, atrodo, sakytum iš bulbų. Bet kaip žmogų, kaip sugadint majonezų? Kaip sugadint majonezų? Aš nežinau. 2 iš 2. 2 iš 2. Lauksim rytojus. Aš džiaugiuosi, kad šitam kalną man rytoj nereikės lipti. Nėra, kas sakė, paims iš namų. Šia pakalna tokia labai solidi. Mes dabar einam miegoti. Labanakt. Traukinys. Čiuku, čiuku. Traukinys. Čiuku, čiuku. Traukinys. Čiuku, čiuku. Baigsis kaip vyras.